Man tai yra Kaunas, tai mano gyvenimo miestas, kadangi aš Kaune pradirbau visą mano darbo laikas praėjo nuo 67 metų ir visas darbas priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. Tai čia jūsų stebuklas didžiausias yra šitas pastatas. O šiaip tai buvo įvairių, čia buvo gaisrų, kurios tikrai atsimeni ir buvo tokia gamykla Elektra, buvo toks sudėtingas gaisras, kur tikrai neužmiršiu ilgai, kadangi dirbo mūsų žmonės, antram aukšte pastatas degė ir pradėjo braškėti sienos kažkas, mūsų žmogų šoko per langą, kurie visi pasišalino, o mes su kitu buvom šalia. Ir prie mūsų krito siena ir mes jau galvojam, kad to mes darbuotojo neturim. Bet jis pasitaikė per lango angą, kaip tik siena, kai krito lango anga ir jis liko gyvas. Na, žinot, kaip... va tokie, yra daug tokių dalykų. Papasakokit, kaip jums sekasi žvejyba? Nė vienos žuvytės nepagavau. Kodėl? Aš nemoku gaudytis. Tai jūs mėgėjas ar profesionalas žvejys? Ne, mėgėjas. O dažnai einate čia? Ne, kai turėjau laiko. Neturėjau laiko, ne, kai turiu laiko, žmona palaidau dabar atsiai. O jūsų mylimiausia žuvis? Nu tai kokią pagauni. Kokią pagauna, bet kokios čia maždaug yra? Kokias pagaunate? Sežiobrį pagauni, mekinę. O didžiausia kokia yra? Kokią esate pagavęs? Čia jau seniai, kai 17 užtėmimas buvo, tai 8,5 kilo lydekas pinigus didžiausias. Tai neblogai, neblogai. Čia. Paskui 3 kelių tai dėl jau anksčiau buvo. Dabar tai, kad šitą žinot, tai gaudymas toks. Man kiek žiūrėjau, vienas prie kito trūko, vienas kitą. O tai čia gal ir draugų jau turite? Na, mažai čia man jau. Vienas ten yra kažkoks kaimynas iš to galo. Tai to lėliau galbūt nuo visų, kad daugiau žuvis kaip tu geriau? Ne, tai kad tai anksčiau tas pats, kai kimba, tai jos kimba, kai nekimba, tai nors kad norim daryti. O kodėl tiek daug? Galbūt kai tik šiuo momentu jos turėtų kibti geriau, ar ne? Ne, tai priklauso nuo oro sąlygų, jeigu oras kažkaip keičiasi oras ir žuvis nekimba. Ką, nežinojat? Ne. Kauno stebuklai, jums kas? Geriausias stebuklas, kai susieina Nemunas su Nerim upės. Ta pačia pati sujungimas, ten tokį, dabar kol kas niekam nepaveikta salelė tokia, bet jinai labai graži. Už tai, kad jinai niekur pasaulyje tokia nėra. Yra opis sujungtas su kita, ten viso juda krūta, o čia nieks nejuda, Tykuma, bet labai graži. Kas yra Kauno stebuklas? Kauno, ne? Sakykit man sakymus. Aš tada sudėliosiu, žinosiu, kaip sudėlioti. Kas Kauno stebuklas? Pati vieta jau yra stebuklinga vieta yra. Jūs pasižiūrėkit, 2 upių sankirto yra Kaunas, su senamiesčiu. Ir jau tikrai stebuklas tai Kauno žmonės, kurie myli tą patį Kauną, tai jau faktas. Nes taip kaip valdžia mūsų nemyli ir miestų nemyli, tai jau žmonės Kauną myli ir vienas lietuviškiausių miestų, tai jau patriotiškiausių, tai jau čia didesnio stebuklo negali būti. O paskui iš idėjosgi prižiūrite Kauną žmonės, bet ir mes, pavyzdžiui, dirbam, tai vos ne mūsų hobiai. Iš visų. Man tai viskas yra gerai, pavyzdžiui, aš tai esu labai patenkinta gyvenimu ir visiems daug kas būna blogai, man viskas gerai. Kuris yra prie 2 upių, kurį supa miškai. Tik tai gaila, kad mes nemokam
visus šitos geros, gražios geografinės padėties panaudoti. O asmeniškai jums? O asmeniškai man tai turbūt varpai, varpų muzika. Tai yra Kuprevičius. Jis toks kaip etalonas kultūringo intelektualaus žmogaus. Man tai spūdinga šitas medis, nes jis paskutinis nunekė lapus. Nu va, gali taip. Šitas numeris. Stebuklas, tai ką žinau, man gal šitas visas, šitas kiemelis yra, čia galima sėdėti, džiaugtis gyvenimu. Vilijampolėje yra tokia Sąjungos aikštė, man tai labai patinka. Jo, Sąjungos aikštė labai man irgi patinka. Man pats didžiausias dalykas, kas yra nuostabiausia Kaune. Man nepatinka šį dalyką. Štai iš tų stebuklų Kauno, tai galėčiau pažymėti Kauno senamiestį, Vytauto bažnyčią, šičia kunigų seminarijos visą kompleksą, po to Pažaislio vienuolyną, Perkūno namus. Po to man labai patinka ten Balio Sruogos muziejus, toks autentiškas ir toks, nuoširdžiai ten priima, tokia moteriškė, aš atsimenu, vaikystėje lankydavausi. Ir šitą ir dabar ta pati dirba, tai žodžiu, taip, kad atsidarė tokie darbuotojai dirba. Tai tiek. Man stebuklas yra rotušė ir rytas rotušė, kai eini į mokyklą, dangus, pati atmosfera, tada būna dar tylu ir ramu. Atrodo tikrai kaip stebuklas. Man labai patinka šitas parkas. Mes čia ir sportuojame tenai, ir čia pasivaikščiot labai gera. Tai šita vieta. Man stebuklingos vietos, tai tiesiog kiekviena vieta gali būti stebuklinga, priklausomai nuo sąmonės būsenos, kokioje vietoje. O šioje sąmonės būsenoje, kurioje dabar esate? Šita vieta stebuklinga šiaip. Aš sakiau, kad šita vieta stebuklinga. Aš kaip tik atėjau, šiandien filmuoju vandens tėkmę ir kažkaip galvoju, čia dvi upės sueina, tai čia tokia srovė šiaip netils. Švietimai va gražus kitoj pusėj ant namų. Parodė, kaip švietimas. Ką čia daug kalbėti? O gal dar kažkokių nors tikrai įdomių vietų turite, kurie brangios jums yra asmeniškai? Asmeniškai ir brangios ar ne, tai nežinau, bet tiesiog, kas Kaune yra gerai, kad yra Panemunės tas miškas, ten šiaip kaip Kaunas tokia vieta, tai kaip ir toks gamtos daug iš tikrųjų. Kas čia dar? Tylos platforma. Nepaprastai skaidrus atspindžiai ir švarus oras. Galima parodyti, kokiu gyliu galima kiaurai matyti dar dugną. Tiesiog kokia 16 metrų gylis ir vis dar dugnas skaidrus. Ir kas čia jums ne taip? Kas išstebino? Žmogus pirmą kartą čia užklydęs nesuprastų, kas čia ne taip. Bet mums senbuvėms kasdieninė rūpė čia grimtusiems, tai kaip diena ir naktis pasikeitimas. Tas nepaprastas, sakau, akių graužimas, kuris grynai psichologiniais keliniais, kadangi nėra kam graužti chemiologiškai.